Neįmanoma turėti sveikos stuburo, jei dubuo yra iškrypęs. Šiame vaizdo įraše parodysiu geriausią pratimą, kuris padės atstatyti viso stuburo padėtį ir galbūt visam laikui atsikratyti nugaros skausmo. Net jei turite disko išvaržą, artrozę, išilgiją, geriausia tai, kad šis pratimas užtrunka mažiau nei minutę. Mūsų stuburas laiko kūno svorį, išlaikydamas pusiausvyrą ant dubens. Nors rentgeno nuotraukoje jis atrodo taip, dubuo praranda pusiausvyrą ir susisuka. Ir šis dubens disbalansas gali net sukelti trumpesnę koją arba skoliozę. Pradėkime išsiaiškindami, ar tavo dubuo tikrai yra išsikreipęs ar ne. Jei nuo bambos linijos nueisi į šonus, čia rasi du didelius kaulus – juosmens dubens kaulus arba, kaip mes vadiname, dešinę ir kairę klubakaulio keterą. Atsistok priešais veidrodį ir pažiūrėk, ar šie du kaulai yra viename lygyje. Ar jie yra subalansuoti, ar vienas šonas yra aukščiau, o kitas atitinkamai žemiau už kitą. Jei tau sunku tai padaryti šiuo būdu, tiesiog atsigulk ant pilvo, kad pėdos būtų už lovos krašto ir paprašyk, kad kas nors nufotografuotų tavo pėdas iš viršaus. Tu pastebėsi, ar pėdos yra vienoje linijoje, ar viena koja trumpesnė už kitą, tu gali palyginti kulnus arba vidinį čiurnos kauliuką. Ir leis man tau pasakyti, tai yra vienas iš tų vaizdo įrašų, kuriuos verta išsisaugoti ir žiūrėti kiekvieną kartą, kai prireikia, bei pasidalinti su visais, kuriuos pažįsti, kurie kenčia nuo nugaros skausmo arba jaučia skausmą, kuris leidžiasi į koją. Žinoma. O dabar parodysiu, kaip tai ištaisyti, o vėliau paliksiu papildomą stiprinimo pratimą, kad ši problema daugiau nepasikartotų. Gerai? Tu atsisėsi tik ant vienos sėdmens pusės. Toje pusėje, kur dubuo yra žemiau, kur koja ilgesnė, tu atsisėsi ant tos pusės. Ta pusė, kurią nori nuleisti, kuri yra aukščiau, kurią nori nuleisti arba ištiesinti koją, liks už kėdės ribų, supranti? Pratimas yra tam, kad tai padarytum. Žemesnė pusė remsi į kėdę, o aukštesnė pusė tempsi. Gerai? Manau, kad su šiuo paveikslėliu mums bus lengva įsiminti. Atsisuksiu šonu, kad galėtum gerai matyti pratimą. Atsisėdau tik ant vienos sėdmens pusės. Ta pusė, kuri yra išorėje, koją, atveskite atgal tiek, kiek pajusite malonų tempimą šlaunies priekyje, arba daugiausia čia, klubo priekyje. Šis pratimas nėra tam, kad eitumėte iki ribos. Gerai? Pradėjo tempti, čia ir liksite. Dabar abiem pėdomis vienu metu spauskite į žemę. Laikykite 3 sekundės ir atpalaiduokite. Šį 3 sekundžių įtempimą ir atpalaidavimą pakartosite 5 kartus. Prieš bandydami kitą pusę, šiek tiek atsistokite, pajudėkite, pažiūrėkite, kas pasikeitė jūsų kūne. Pokytis yra nuostabus. Atrodo, lyg į dubenį būtų įpilta tepalo, atrodo, kad visas stuburas atsipalaiduoja. Ir jei norite dar labiau pagerinti, turiu jums 2 savaičių lengvų pratimo programą, kurią galite atlikti namuose ir kiekvieną dieną turėti vis geresnę stuburo būklę. Šios programos nuorodą palieku vaizdo įrašo aprašyme. Šios programos nuorodą taip pat palieku prisektame komentare. Daugumai žmonių šį pratimą reikia atlikti tik iš vienos pusės. Tačiau galite išbandyti ir pažiūrėti, kas nutiks, tai pratimą atliksite iš kitos pusės. Jei tai suteiks tau palengvėjimo, lengvumo ir geros savijautos jausmą, tavo kūnui reikia šio judesio iš abiejų pusių. Oi, Dieve mano, kokia gėda. O dabar tau prireiks šluotos arba lazdos, kad sustiprintum visus raumenis, kurie subalansuoja dubenį ir padeda išlaikyti stuburą. Padėk lazdą prie vienos kūno pusės, pakelk koją toje pačioje pusėje kaip lazda ir lėtai, neskubėdamas, tiek kiek nesukelia skausmo, atitrauk klubą nuo lazdos ir grąžink atgal. Šis pratimas stiprina vidurinį sėdmenų raumenį, kai grąžini klubą atgal, ir didįjį sėdmenų raumenį, kai jis neleidžia kojos svoriui traukti tavo kūno į priekį. Atliksi 3 serijas po nedaugiau kaip 15 pakartojimų kiekvienoje pusėje. Jei jauti skausmą vienoje pusėje, stuburo pusėje, arba skausmas leidžiasi į vieną iš kojų, pažiūrėk šį vaizdo įrašą, kuriame kalbu apie galimą dešinės pusės skausmą, ir šį vaizdo įrašą, kuriame kalbu apie galimą kairės pusės skausmą. Aš čia ir baigsiu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.